Nežinai, pėdink į biblioteką. Toks buvo nacionalinės bibliotekų savaitės šūkis. Vaikai jos metu ne tik sužinojo daug naujo, bet ir pasirodė jau ir nemažai žiną. Podinė, kad galėtų šamukas pasislėpti į tą podinę. Nes šamai labai mėgsta tamsą, taip? Kokį dar žinot herojų, kuris turėjo ilgą nosį? Buratinas, teisingai. Čia šitoj salėje vyksta visada renginiai. Kas čia yra? Pas mus yra stovus didžiulės knygutės. Bet jos visos labai gražios, žinokit. Čia viskas apie mūsų lietuvių istoriją. Čia kažkokie tai papuošalai, palaikyti. O, saugumas. O kągi daryti, jei tokią gražią knygą noriu pasiimti į namus? Jums nereikia eiti pas bibliotekininkę, o ateinat, tiesiog dedat knygutę skaitytojo pažymėjimą, čia pasidedat, pasitikrinat, tada dedat knygutę ir jau išduotat knygutę ir pasiimat ir einat. Tada šitie varteliai, kur čia stovi tokie, ką jie daro? Kad nepabėgtų. Kad knygutė nepabėgtų. Aš noriu jūs bandyti. O, sako, eina knygutė pro duris neužrašyta. Mesgi eikime pažiūrėti, kaip sekasi šeštokams mokytis naudotis Libis sistema. Dabar mums rodo, reikia nurodyti datą, iki kada mes norime rezervuoti. Meno albumo pristatymas priminė aistringą protų mūšį. Gudrieji šeštokai atsakymus šaukdavo net neišgirdę klausimų, todėl teko juos šiek tiek apgauti. Juk laimi apsukriausi. Miestas, kurį įkūrė Petras I. Aš jau seniausiai rėžiau. Tas berniukas pasakė Peterburgas ir aš Bėkime pažiūrėti, kaip sekėsi žurnalistė Juventai Mudėnienei pristatyti savo knygelę Triušiuko abėcėlė. Padėkite ir dabar pasisveikinam. Va taip triušiai sveikinasi. Pabandom. Pabandom? Ar bijai biškį? Toks yra fotografas Feliksas. Tupi ant fotelio, turi keletą fotoaparatų ir spausdina pačias gražiausias fotografijas. Viskas iš F raidės. Dabar aš prašysiu pasakyti, kas jau labai gerai skaito. Matėme liuksiukas Gyrė sode. Mėlyni lapai, mėlyni vaisiai. Mėlynas paukštis miega lizde. Kas čia yra? Stebuklinga elektroninė knyga. Stebuklingos elektroninės knygos, stebuklingas kalbantis zuikis. Ateikite ir į mane pasižiūrėti, stebuklingąją žuvelę. Ir ne tik nacionalinės bibliotekų savaitės metu. Ateikite į biblioteką kasdien.